Tai kaži, ar paslaptis? Dar nėra atsakymo. Kol kas visai neaišku. Kuo toliau, tuo prasčiau. Neduoda. Matavimai rodo, kad lygtai viskas gerai čia. Tai jeigu geras rezultatas, tai... Tai va, tai blogai tada. Reiškia, viduj dar kažkas ne taip sudėti. O ar jūs perinkot, ar čia jums perinko? Patys. Bet to nesugalvoju. Tai ką tie matavimai dabar rodo? Nu, kad lygtai viskas vietoj. Kameros tūriai vienodai, stūmokliai išlenda vienodai. Tai stūmoklių grupė tarsi tvarkoja, ne? Tvarkoja viskas, kažkas su paskirstymu nėra. O tai paskirstymas tai juk labai jautru, nu tiesiog... Ta žvaigždutė žymesnė įstoja ir viskas. Arba per vieną narelį vienoj pusė, arba vieną narelį kitoj ir viskas. Ir niekaip. Kaži, gal reikia čia pamastyti, čia yra kokia tai sistema? Tai yra... Kur tu neatrandi tos sistemos? Bet ten nieko daugiau ten nėra. Ten yra viena dar grandinė ir žvaigždutė, kurios jau kitaip niekaip neuždėsi. Korpusė skylė užsikiši kamštį ir niekur kitur čia nepasuksi, nereikia žiūrėti. Jei nori pasitikrinti, dar per skylę dar žymės matosi, o čia yra užrašas per tą skylutę. Ir viskas, ir kitaip nepastatysi. Tai. Arba grandinių lygiai pasikeitę turi būti, arba nežinau. Nu duok patarimų Kaziui, nu tai... Duodu patarimų, reikia jam reikia banke atidaryti sąskaitą ir iš tos sąskaitos galėtų paimti atitinkamą sumą. Kazy, pirmą atiduoda ir viskas. Gerą banką reikia. Vienas motoras tai geram lakūnui per maža. Taip. Tai per sezoną kelis tu gali... Gal ir taip, bet... Degtų tuo kartu, bet tą pirmąjį variklį visiems tą motorą reikia. Nu, negaliu patikėti, kad tiek metų... Kazy, reikia tartis, žinai su kuo. Nu, yra tie motoristai, kur pačios moderniausios mašinos yra. Aplamai, kurie dirba su tais stendais. Negi neturim pažįstamų, kad skirtų nu laikų pasikalbėti, žinai. Galbūt galima greitai Kazy nustatyti, atlikti. Matai, jeigu jį vežti, visur pinigai kainuoja. Dabar jau niekas, dabar antiek jaunimas, kaip sakoma, net ne mūsų laikai buvo. Nu, matai, jie turbūt tą įrangą pirko, jinai turi atsipirkti, reikia vėl, kad sugrįžtų pinigai. Taip, bet tai visiems šitą. Čia toks dalykas, kad čia beveik idėjinis dalykas ir tuos pinigų jam neneša žmogui, žinai, kiekvienas turėtų mielai padėti. Dabar jau nebe tie laikai. Dabar už pajudinimą piršto sponsoriai taip ir dingo kažkur, nieks nebemato. Ne, nu tai ne mano, bet iš vis nuklubė nieks nieko neturi. Nu tai anksčiau buvo kalbos. Ne, nu tai anksčiau ieškokit sponsorių, kur jų ieškos? Nieko. Dabar sponsoriai dabar irgi jauni. Nelabai. Visai supranti. Nėra naudos ir jokių nesponsoriauja, jeigu su jam. Nu taip, nebent žinai, kokią reklamą jiems ten dar ką nors, bet kad jau dabar viskas prisotinta yra.